paversti mankurtu. Mankurtas prarasdavo atmintį, jį domindavo tik tais maistas, jis buvo visiškai priklausomas nuo šeimininko valios, niekada nesipriešindavo ir nebėgdavo. Jis tiksliai vykdydavo visus šeimininko paliepimus, galėdavo ilgai ir nuobodžiai vykdyti patį puikiausią darbą. Taigi, jeigu vergas suprasdavo, kad jis yra vergas, tai mankurtas nesuprasdavo savęs esąs vergu. Šiandien vis dažniau Lietuvoje mes galime išgirsti iš atskirų nelikusių abejingų žmonių tam, kas dedasi šiandien Lietuvoje, kad Lietuvoje šiandien vyksta akivaizdi mūsų tautos mankurtizacija. Tai yra nužmoginimas. Bet iš tiesų, mums šiandien juk niekas kepuraičių nededa ir niekas mūsų nekankina. Taip, kepuraičių mums nieks nededa ir nekankina. Bet tam, kad žmogų paversti nužmogėjusiu mankurtu, tam šiandien galima naudoti kitas priemonės, tai informacinės priemonės. Tai gali būti bet kas skatintų mūsų kūniškumą. Pramoginės laidos, sportas, visokie juokeliai, bet kas neleistų žmogus duoti galimybę susimastyti ties to, kas su juo daroma, kokiu gyvuliu jis po truputėlį virsta. Štai prisiminkime, kad ir visai neseniai Lietuvoje įvykusi įvykį. Mergina išbėga į krepšinio aikštelę, apnuogina krūtinę prieš visą Lietuvą, tuo tarytumai sakydama, kad jai yra nusispjauti į visas moralinės normas nusistovėjusias mūsų šalyje. Ir kaip sureaguoja tai mūsų visuomenė? Mes pasipiktiname? Mes užmėtom ją akmenimis? Ne. Žiniasklaida jos nuotraukas išdėlioja visose savo pirmuose puslapiuose. Iš jos įmama interviu, žavimasi jos drąsa. Jai pasiūlome dešimtis įvairiausių darbo pasiūlymų. Ką tai sako apie mūsų mąstyseną? Ką tai sako apie mūsų moralės suvokimą? Mes tylime. Ir toliau, ir todėl mums po truputį primetamo šiandien yra vis šlykštesnės idėjas bei atgrasus gyvenimo būdas. Mums šiandien teikiama, kad mūsų ramybė, saugumas, džiaugsmas, galiausiai laimė priklauso ne nuo mūsų tarpusavio santykių, priklauso ne nuo mūsų svajonių, ne nuo mūsų galiausiai tikėjimo, bet nuo pinigų kiekio, kurį mes turime. Todėl vis dažniau mes girdime apie tai, kad šiandien svarbiausia susikurti kuo geresnės komfortiškas sąlygas, kad šiandien yra svarbiausias dalykas siekti kuo daugiau pinigų. Galbūt todėl šiandien suicidas, tai yra savižudybės, užima pirmąją vietą pas mus Europoje. Lietuva užima Europos valstybių. Taip šiandien sveikas maistas mums pristatomas kaip beskonis ir šliukštus, o įvairiausi konservuoti, modifikuoti maisto produktai, supakuoti gražiose pakuotėse pateikiami mums kaip dangiškas nektaras. Valstybinės šventės, kurios turi priminti apie mūsų tradicijas ir apie mūsų istoriją, šiandien praktiškai yra paskelbtos atviromis masinio girtuokliavimo dienomis. Kyšis imtas vadintis nebe papirkinėjimo, bet dėkingumo išraiška. Paprastas gailestingumas šiandien vaizduojamas kaip vedmainystė, o įvairiausios vedmainiškos labdaringos akcijos liaupsinamos kaip geradarystė. Mokyklose jau nebevartojamas žodis disciplina. Svarbiausia mums iš visų pusių aiškinama yra kalbėti apie vaiko teisės, apie jų pareigas ir atsakomybę niekas nebekalba. O vaikų neišsiauklėjimas, ciniškumas aiškinamas kaip naujos kartos ypatingumas, sako indigo vaikai, ypatingi vaikai. Šlykščių, necenzūrinių žodžių vartojimas šiandien pristatomas ne kaip kultūros stoka, ne kaip kalbos skurdumas, o kaip charakterio tvirtybė. Paleistuvystę ir ištvirkimą šiandien visaip siekiama pavaizduoti kaip meilę, o santuokinius ryšius kaip grandines, pančius ar istorinę atgyveną. Na ir galiausiai homoseksualizmas. Šiandien vis dažniau mums skelbiama, kad tai yra gyvenimo norma, o greit matyt bus skelbiama, kad tai yra privilegija. Žinote, visi šitie iškrypimai ir vertybių pakeitimas surogatais ateina pas mus iš vakarų, iš Europos parlamento, brukami mums po lygių žmonių teisių priedangą. Jie teigia, kad šitos naujovės padarys mūsų visuomenę tolerantišką ir gražią, kaip štai šitų gražių besiganančių avyčių žaliose pievose tautą. Ši visuomenė, sako, jie bus mylinti, pakanti, draugiška, o tai reiškia laiminga. Bet tikrumoje, kada iš tiesų įsižiūri, kas slypi už visų šių naujovių, suvoki,
kad tai padarys mus užbaigtais mankurtais, nužmokėjusiais padarais, kurie neturi jokios moralės, jokių moralės principų, jokių taurių svajonių, vien tik gyvuliškų aistrų tenkinimas ir vergiškas paklusnumas naujai diktatūros formai. Ir visą tai jie pradeda daryti nuo mūsų vaikų. Štai vienoje mes jau skaitome, yra sukurtas vaikų darželis, kuriame mergaitės mokomos peštis, gintis, o berniukai nešioti sijonėlius ir lakuoti nagus. Ir mes manome, kad tai vyksta tik pas juos, o pas mus tokių dalykų nėra. Tačiau štai mes per televiziją matome mūsų žymiuosius teletabius, tuos puikius mielus padarėlius, lyg ir neturinčius lyties ir galinčius kartu vienu metu būti ir mergaitėmis ir berniukais. Kaip matote, nors vardai berniukiški, bet šie berniukai nešioja sijonėlius. Ir tai yra mokomi mūsų vaikai čia pat mums ponosime, o mes ieškom kažkokių tai genderlops užslėptų programų. Vėliau, kada mūsų vaikai paaugs ir išmoks skaityti, jiems bus pateikiamas štai tokias knygutės, iš kurių šiandien mokosi jau vaikai Vokietijoje. Kaip matote, čia parašyta, homoseksualizmas tai tik kita meilės forma, o meilė tai geriausias būdas būti laimingu. Štai kitas puslapis iš šitos knygutės. Tėtis ir jo draugas laimingi kartu, o aš laiminga su jais. Vėlgi, mes galvojame, kad tai kalbama tik pas juos, o pas mus tokių idėjų dar nėra. Štai pasižiūrėkite, kas yra parašyta lietuviškoje knygutėje vaikams nuo 11 iki 14 metų klausimai apie meilę. Čia parašyta 60 puslapyje. Homoseksualai tai kada vyras myli kitą vyrą arba moteris kitą moterį. Dviejų asmenų meilė visuomet yra gerbtinas dalykas.